artėjantis gavėnios sekmadienis. Ir Dievo žodyje mes šiandien girdime, kaip sutampa Dievo troškimas ir žmogaus noras. Dievas troško padaryti sandorą, naują, tvirtą, amžiną sandorą su žmonėmis. O žmonės nori pamatyti Dievą, nori pamatyti Jėzų Kristų. Dievas nori žmogaus išgelbėjimo, nes myli jį. Žmogus nori pažinti Dievą, gal dėl smalsumo, gal dėl to, kad girdėjo apie stebuklus, gal šventosios dvasios pakviestas, paragintas, įkvėptas siekti šventumo. Apaštalas evangelistas Jonas savo evangelijoje, ištraukoje, kurią šiandien skaitėme, girdime, rašė apie žmonės, graikus, kurie nori pamatyti Jėzų Kristų. Jie ieško susitikimo su Dievu, ieško progos, apaštalų pagalbos. Jie iš tikrųjų nori pamatyti Jėzų Kristų. Tas bendradarbiavimas su Dievu veda prie tikros sandoros, nes sandora turi būti pastatyta ant tvirtų pagrindų, turi remtis ne kažkokiu laikinomis gerybėmis, kažkokia taika, kažkokia santarvė su kitais žmonėmis, neturi remtis tik kažkokiu buities dalykais, bet turi remtis draugystė su Dievu. Turi remtis tą meilę Dievui, artumą Dievui ir to noru tapti geresniu, šventesniu. Ir būtent toje naujoje sandoroje mes gauname visų nuodėmių atleidimų. Toje sandoroje su Dievu mes tampame geresni, šventi, mums yra nuodėmės atleidžiamos. Nes Jėzus Kristus, Mesijas, hebrajiškai reiškia pateptasis, graikiškas Kyrius, yra paskirtas, pateptas atlikti kažkokią misiją, turi mus išgelbėti. Jėzus Kristus yra tas, kuris būtent savo mirtimi ant kryžiaus išpirka mus iš piktojo vergijos ir mus įgyja Dievui, padaro mus Dievo vaikais. Tokia yra ta naujoji sandora Jėzuje Kristuje. Ir mes, kurie išgyvename gavėnios laikotarpį, iš tikrųjų turime sudaryti naują sandorą su Dievu, kad būtume jo vaikai. Turime pažinti Dievą, turime prie jo prisiartinti, turime iš jo laukti ir džiaugtis tuo, kad gauname nuodėmių atleidimą. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.